Avas bičiuli, kreipiuosi į tave, kuris myli motociklus, myli gyvenimą ir žino jo vertę, kurio širdis yra atvira bendrystė ir palaikymui. Šį šeštadienį, birželio 20 dieną, kartu su Asociacija Onkologinės ligos draugas sudalyvauti šventinėje Plungės miesto eisenoje, mūsų vilties kolonoje. Visą savo esybę, garsiai jungtais motorais, ryškiomis šviesomis, esu su tavimi šiandien tavo kelyje su onkologinė liga. Lauksime jūsų, labai tikiuosi jūs pamatyti, gyvai palabinti ir mėly plungiškiai, mėly rietaviškiai, o galbūt ir kitų miestų motociklų mylėtojai. Atvykite šį šeštadienį, bus labai graži miesto šventė ir kviečiu sudalyvauti su Asociacija Onkologinės ligos draugas. Lauksime jūsų. Matom, kiek jau motociklų yra.
Aš parodau pavyzdį, kad nesakytumėte težys. Šimta. Va, Per maža. čia nesvarbu, kad visi tie gali, turit mesti, kas kiek gali, tik kas nori. Čia nebūtinai visi. Kur dėžutė bus? Kur rinkliavos dėžutė kur?
palaikymo reikia šiandien. Būkime kartu, palaikykime vieni kitus ir priminkime kiekvienam žmogui, viltis niekada nelieka vienam. Iš aikštės išlydime jausmingą asociaciją onkologinės ligos draugas. Tai tradiciškai. Бабусь чишки смотрит. Dar arčiau, dar, ne, nu čia biški. Dar biški, dar. Dar biškiau, akšėkit, duose. 3 meilėm, 4 meilėm. Kas labiausiai ištinkia, tai jau... Nu, drąsiau, nebus taip. Da, galim susispaust biški tą. Šiandieną būtų kur fotografuot. Nu, da biški galėtų. Galim tą biški galiorką, va čia biški, dar. Čia biški, talpiau. Iki šiandien dar tu. Talpiau. Kaip sakam, Remuckai dabar. Ir noriu mūsų padėkoti ir įteikti mūsų visų dalelių širdies asociacijas onkologijos ligų ir atsigerti turiu, jeigu užteksim, pasidalinsim kaip gurkšnį, į kukosnį, tai biški gal pėsim į virsumą čia greit pasikruobę, ne? Esiau į to. Visur esam visur, iš naktį, iš dieną. Pirmiausia, dabar nulipuoju, žinau, ką pavargot, kad ištirpot, tai vėl sugrįžot, tai vėl ištirpot. Dar kartelį, Erik sakė ačiū, bet aš irgi pasakysiu ačiū, mes 3 metus esam savotiško ekstazija nuo jūsų bendrystės, draugystės ir palaikymą. Mes gyvenam nuo tų metų iki, va taip gyvenam nuo vasaros iki kitos vasaros ir prisiminam daug mūsų, keli mūsų bendruomenės narė, jie jau nebėra, bet ir žmonės, kad ir važiai, kai kurie galbūt prisimint, kas ir buvo, tai širdinga ačiū, kai ko nėra šiandien, kažkas gydos, kažkam sveikata neleid, tai mes važiuojam už visą mūsų šią bendruomenę, už Polo bendruomenės ir žmonės. Ir šiandieną ir dėdėl garbė, akščiai Jovita pasirodė, visiems. Jovita! Labai smagiai, kad kodėl Jovita ištraukiau iš jūsų tarpą, visi esat draugi, bet vėl su Jovita esu tos savanoris, ne, kad kiekvieną dieną iškeliauja pas onkologinį pacientą, kad pagelbėte nam. Tai va, ačiū Jovitelė, labai ačiū, kad atvažiavot. Dabar dar draugiai, iš tikrųjų nepabėkit, aš toks kaip moksleivis, dausų, atsinešiau tapetų rinkinį, kad galėtumėt parašyti, iš kur esat. Jeigu norit, parašykit vardą, pavardę, miestą, iš kur esat, arba savo Facebook. Aš šiemet noriu draugauti su visas, nes pernas pražioplinau. Žinot, trečiam konteinerį gyvenu. Dabar kaip tam turiu ir pišinu tų rašiklių prisidėjus. Ir sak, mažas dovanėlis, iš tikrųjų, dar nepabėgėm gal. Mažas dovanėlis. Bus dar čia. Super draugystė. Norėčiau ištraukti dabar Eriką iš tos minios vėl. Erikai! Ateik mažas. A nebėr Erikų? Ateik riup. Aš vėl turbūt pasikartos, kas buvo jis pernas, užpernas, kad Eriks pirmasis, kada paskambinau, pasakė, jo, padarysim. Jo, sak, padarysim, tai tegu buvo apskrita, turbūt visą bendruomenę, visą jūsų bendruomenę, tai Angela Sarga. Tai va, Erika džiaugus, kad neištar per tom karštį. Tai čia tokiam kukliam prisiminimo nuo mūsų visos organizacijos, už kon vargą rūpės ir žmon pakantomą, nes aš esu priklausus toks žmogus. Dabar noriu paklausti, reitaus ir... Tomi!
Mindaugsį, va, Mindaugsį. Apšėkit dabar, jums ištrauksiu. Apšėkit tau. Nu, čia kaip sako. Ai, kad neišvažiuotų šiaip iš tikrųjų. Ai, jau išvažiavau. Kad tai vakarą būtų dar šiltesnė ir šviesesnė, tai ačiū reitaviškiams, čia reitaus ir dėdėl mūsų irgi palaikymo komanda. Reitavo žmonės, nes mes vienijam ir Plungės rajoną, Reitavo ir Plungės miestų onkologinis pacientus. Tai va, tam, kada sėdėsit, mumis paminavosit, užsidėkti irgi žvakelį, tai va tokie. Čia mažyti gal... Gerom palu. Jo. Dabar turiu dar vieną angel sargą. Gal bendrus sutarėm, gal kas ir iš toliausiai atvažiavęs. Mažeikė. Šiauliai. Ir iš Šiaulių. Merginas. Gret. Merginas, va. Merginas. Geležėlį šlauk. Davai, ateik. Gera. Bet bus ir kauniškiams, žiūrėt tos parkelius, tai ne. Turės ir kauniškiams. Vėlgi gal nevelto geležinis šlautas ir tos merginas, kadangi ir čia ir plungiškių, ne tik Mažeikė. Ir aš noriu pasveikinti įkūrus oficialią klubą, nes čia reikėtų dar kartą turbūt paploti šiom atkakliom moterytėm, merginom, nes tos mergaitės dar ne tik važinė ir laiką gerą led, motociklų variklius pravedinti, kažkur skaičiau, reikia pravedinti, kad nerūdinti variklius iš vidaus. Tai va, irgi dar geros darbas. Tai va, irgi tas, kad lydėtų visur sėkmė ir irgi kažkaip tas vakaras pasidažė. Ačiū. Aš pati tokias. Dabar iš tikrųjų turiu... I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out. In this and everything is growing up tight. There's no room to breathe. Fall into the ocean. Grįžtu iš renginio. Buvom renginyje Plungės miestų šventėje, bet mes važiavom palaikyti asociaciją Onkologinės ligos draugas. Yra tokia asociacija Plungėje.
Ir ten tos asociacijos vadovė Vida, labai maloni moteris, nu, po prakaitų, ten po prakaitų buvo. Ir visi pasirašėm ant tapetų tokių, davė mums ir atsigerti, ir pavalgyti. Žodžiu, tikrai malonu sudalyvauti. Aš pirmą kartą sudalyvavau, bet tikrai ne paskutinį. Ir galėtų būti dažniau, nes kaip Vida sakė, kad jie laukia visus metus to renginio. Mes čia savo važinėjomės, nu, sąlyginai sveiki esam. O tie žmonės yra susirgę ir jiems rūpi tik sveikata. Tai kodėl mes negalim jų palaikyti? Galim. O mes lekiam, skubom kažkur. To nepadariau. Kai susirgsi, nebereikės niekur lėkti, nieks nerūpės, tik sveikata. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt.